staiga aš kertu malkas Labanore, man eina skambutis iš Vašingtono, skambina JAV Senato urko pirmininkas ir sako, Žygi, ko galiu padėti? Žodžiu, jisai kaip pasakė, tu neklausk, kaip aš tau galiu padėti. Aš noriu pasakyti, kad aš tau noriu padėti, nes jūs esate didvyriai dėl Taivano. Bet Amerika mums atvėrė duris tada, kada mes pirmą kartą atradom pasaulį, kuris yra šiaip nuostabus. Aš atsimenu, Taivano skaitmeninė ministrė atvažiavo pas mus į urką ir pasakė, žinot, dabar nėra tų geografinių atstumų, yra vertybiniai atstumai. Atradimas to didžiulio laisvo pasaulio, ką pirmą kartą istorijoje mūsų padarė mūsų vyriausybė. Aš nežinau, aš nesu toks geras ekonomistas, bet man atrodo, tada mes tos estus aplenkėm, kada mes išėjome į tą inovatyviausią, konkurencingiausią, gražiausią vertybiškai pasaulį, kuris yra kaip mes, bet jis buvo taip toli. Bet mūsų europietiška vyriausybė atrado, jinai nebuvo bakužiška. Ir tada, kai atrado, viskas atsidarė. Visas pasaulis pradėjo mums padėti ir dėl migrantų krizės, žinai.